man patinka Vindparkos miegot, o ne kažkokiam parkinge. Apsauga važinėjas. Naktį yra 2. Atvažiuoju į vakarinę pamainą. Dieną yra 1. 4-5 valandą atvažiuoju paskui. Ir naktinę atvaro 2. Tai va. Na ką, antrą dieną prie malūno. Laukia 34 laipsniai karščio, aš be maikės, dar deginsimės. Po biškį pradeda darbuotis hebra. Po vieną sparną nuiminės, tai čia biškį užtruks. Ir mūsų pietukai šiandien kalaukuto kulšis su spagečiais. Turiu ryžių, bet tingiu, kad čia dabar eičiau per naują, nes čia jau buvau pasiruošęs. O, kaip tik ir dujas baigęs. Tai va, reikia naują bolenėlį dėti. Ką norėjau pasakyti, visai netaip planavau, kas čia gausis, o gaunas labai nekaip. Aš net rūbų tiek nesu pasiėmęs, nes aš planavau pizdrink ir pavasarėlės. O pasirodo, tas reikalas važiuoja į Ispaniją, aš jums sakiau Vokietiją, bet tas reikalas važiuoja į Ispaniją. Ir tiesiu keliu, jeigu taip kaip su mašina važiuoti, tai 2600 km, o aš tiesiai per aplinkui važiuosiu, tai jaučiu kokia 28-29 gausis. Problema yra ta, kad maistą gali bet kur nusipirkti. Nėra rūbų ir aš nepasiruošiau tokiam ilgam laikui išvažiuoti iš tikrųjų. Tai va, ieškosim Vokietijai pakeliui, kiek tas Vokietijos bus, kuris įplauti rūbus, nes Prancūzija yra labai brangu. Ir ieškosim kažkur Vokietijai. Kokiam autohofe, kur išsiplaut rūbiukus. Nes, tikrai neturiu rūbų. Pasiėmiau kelis šortus, aišku, apatinių ten pakankamai pasiėmiau, bet pasiėmiau kelis šortus, kelias maikės ir viskas. Ir visi rūbai yra pas mane fūroj. Tai kaip bus, nežinau. Kaip bus, nežinau, ką čia. Nu ką. Bus kaip bus, ne? Gerai, nešu dedu telefoną vėl ant pakrovėją. Pamiršau įkištam pakrovėją. Tai ir internetą dalinuos ir taip toliau, tai baigi išsikrauti. Vienu įkišam pakrovėją ir viso. Vienu daraus valgyti. Užtrūktų 1,5 valandytės, nes noriu gerai ištroškinti. Kad nuo kaulų nukristų mėsytę ir viskas. Tiesa, reikia pasiimti peilį, perpjauti kulšį, bus geriau. Tai va. Nu ką, brangiai, neturiu aš jums ką rodyti iš tikrųjų. Šiandien gal išeis pasikrauti. Rytoj Italija ir dalis Vokietijos yra išeiginė. Netgi Lietuvoje išeiginė, kaip suprantu, antradienis. Tai jeigu šiandien pakrausiu tais trečiadienį ir galėsiu pajudėti tik tais iš trečiadienį ketvirtadienį naktį. Dabar jau yra po 6:17, tai aš nežinau, kiek ilgai dirbs. Nes iš tikrųjų, jie viską jau iškėlė yra. Bet labai ilgai užtrunka, kol atskiria reduktorių nuo veleno. Nes nėra konusinis suveržimas, tai 4-5 valandas kaip minimum kol atveržia ir taip toliau. Tai va. Žiūrėsim, kaip čia bus, tai pabūsim ilgiau, tai ką padarysi. Tai yra taip, kaip yra. Ir į Ispaniją nevažiuosiu, o važiuosiu tiesiog, turbūt, dar nežinau, dar tiksliai su šefu nepašnekėjom, tai važiuosiu su nuomota mašina namo. Ilga kelionė bus. Tik pasakiau, kad nežinau, ar atskirs ir va, galvą iškišu, jau žiūriu, reduktorius atskirtas, tai labai gerai. Tik nežinau, ar... labai tikiuosi, kad pakraus. Laukiu, kol ateis man pasakys. Tai va, šiandien išmiegu, rytoj kažkaip dieną reikės išsimiegoti, nes reikės naktį važiuoti. Tai va. Nu ką, brangus mano žuvėliai, trečiadienis, mes vis dar, kaip matot, gražiai vietoj, gražus dangus šiandien. Aš laukiu piloto, 8 valandą galim važiuoti
yra 6:30, aišku, dar 1,5 valandos yra, bet labai tikiuosi, kad nevėluos ir galėsim laiku užvažiuoti, nes labai daug kilometrų yra prieš akį. Ir aš iki penktadienio turiu atsirasti prie sienos. Šiandien yra trečiadienis. Kadangi Italijoje galima važiuoti tik 65 km per valandą greičiau autostradai ir iki sienos yra 600 km. Tai ne iki sienos 600 km, iki Austrijos yra 600 km. Tai vat, tokie reikaliukai. Ir reikės biškį pasispausti. Ir planas yra toks, kad aš davažiuoju iki sienos, kažkiek įlendu į Vokietiją, pasiemu nuomotą mašiną ir važiuoju namo. Namo bus kažkur apie 900 km. Savaitgalis, kolega pasiims savo aštunkę, būsiu važiavęs 3 savaitės su aštunkė. Ir kaip ir neblogai. Tai vat. Toks planas, o kai bus, nežinau, kažkaip jaučiu nerimą dėl piloto iš tikrųjų, nes vieną kartą biškį vėlavo jau, tai nežinau, žiūrėsim. Yra šioks nerimukas. Ir kaip sakant, minutė į minutę. Čia dėl savęs, aš dėl savęs, nes noriu namo grįžti iš tikrųjų jau. Ir tai vat. Žiūrėsim, kaip bus. Nu ką, čia yra mano apsauga. Beveik 9 valandos vakaro. Pilotų dar nėra problemos. Gerai, kad apsauginis maladėts. Tai va, daviau numerį, sakau, būk geras, padėk susišnekėti, nes sakau, mes turim čia kažkokių problemų. Vienu žodžiu, vėluojas labai smarkiai ir sakė, dabar tai greičiausiai tai už kokias valandas tai stebus. Reikia atsiųsti lokaciją, nors turėjo viską turėti, nu vienu žodžiu. Tokie reikalai. Laukia karšta, blemba 27 laipsniai. Nu ką, atvažiavo mano pilotas. 10 valandą vakarą. Dabar 10 valandų vakarą, čia 2 valandas vėluoju. Kaip ir sakiau, net ten nuvažiavęs ir, nu karoči, viskas lėkiu, nebeturiu kada. Nu ką, be 5:10 važiuojam, pabiškį važiuojam. Apsauginis, ačiū Dievui, kad apsauginis, karoči, šiaip su Google Translate susišnekėjom, tai šiaip ne taip, jisai pats suskambino tai firmai, karoči, net ten nuvažiavo. Nu vienu žodžiu, kažkas prisidirbo. Nu ką, italai kažką švenčių pamėginsiu, bet dabar medžiai išlindo, taip, žodžiu, sakau, pamėginsiu pritraukti. Ferverkus, piškin, johai, dykai. O ten va, kažkiek matos. O. Ir gražius tokius piškin. Aišku, čia dabar viskas susilieja yra. Bet va. Vakar piškinau, nu vakar gerai šventė buvo. Užvakar piškino gerai šventė. Šiandien dar turbūt neatsigavę iš po švenčių. O kaip duoda. Labai gražus ferverkai iš tikrųjų. Labai gražia atrodo, o kapkal, va, pasižiūrėkit. O kapkal. Aišku, nefokusuoju naktį. Naktį, sakau, tamsuoju. Žiauriai gražiai. Kaimukų šventės turbūt. Oi, blemba, nesimato. Tik mano mergalikas matos krūmuose. Gal išeis dar parodyti. Opa, va. O, kaip gražu. Nu, blembus gražus ferverkai. Nu, kam įdomu, tai bėgėja su 31 tonikė. 32 tiksliau. V8. Kam įdomu. Oplia, ir reikės dabar stabdyti, nes miestas yra. Tai va. Gan smagiai. Aišku, jaučias, kad pasikrovęs. Žadėjau sakyti, kad nesijaučiu, kad pasikrovęs. Aišku, faktas, kad jaučias, kad pasikrovęs, nes visgi 30 tonų, ne 3 tonas. Bet mano 540 trauk, bet, nu, ne taip, nes visi žinom, kad V8 ant žemų apsukų visai kitoks traukims ir daug daugiau newton metrų turi. Tai va, torko daugiau yra. Nu, blemba, kažkam atostogos ar prasidėjo, ar baigės, labai nekaip.
Labai nekaip. Labai nekaip. Čia įsimūrijas. Čia susidaužė. Nelabai smagu. Na ką, paskutiniai, kiek čia, 500 km, 400 km Italijai. Parodysiu Bairikarą. Čia toks esmas, kad važiuočiau, nežinau, malūno sparnus vežčiau ar kažką. Žiūrėkit. Čia šitie visi pilotai yra mano. 1, 2, 3 ir 4 kažkur ten už kampo stovi. 4 pilotai. Čia dėl 2 tiltų, man atrodo, yra. Patys žvengžinai. Sakau, blemba, sakau, dėl tokio, sakau, 4 pilotai. Nu, atvažiuojant irgi taip pat buvo. Tai, jo, gerai, viskas įsijungia raciją ir reiks važiuot. Įsijungiam šviesytės. Drotelėse blicus, ant stogo lemputės. O, kaip važiuojam, žiūrėkit. Čia uždaryta autostrada vien man. Nelabai matot, bet viskas tuščia žmonės yra. Nu ką, atvažiuojam prie Tirolio, ką tik prisijungia dar vienas pilotas. Nes tu išsukinėsim iš autostrados. Vienas važiuoja gale manęs nesimato, kitas važiuoja priekį. Tik ką įlindo. Tai va. Matos biški kartu. Biški užkliso mane tie italai. Galvas skaudėjo iš tikrųjų. Nes šnekliau užsičiaudo operaciją ir kai nieko nesupranti žiauriai varė. Tai va, o dar važiuot, jeigu gerai supratau, nu, navigacija visai biškai blogai rodo. Bet kažko apie 230 km dar valiut iki sienos. Tai dar pauzę reiks padaryti, nes nespėsiu, bet... Oi, hebryda, per sekundę laiko, va, kad atitiko, kad čia buvo dušna ir tik tais, opa, nuo kalnų pradėjo žaibuot ir lyt, karočią. O, dar tebe žaibuoj. Kažkaip va taip, hebra. Karočią, belekas, pažiūrėkit, kas daros ant kelio. Belekas, karočią. Čia taip įsivaizduot. O taip valyka račiau. Be rankas. Nu ką, reikėtų kaip ir dušiuką jau. Sėdžiu nuomos punktą. Va. Laukiu, kol darys. Žmogus jau yra viduj, bet manęs nieks vidų neįleidžia. Tai reiks laukti 8 valandų ryto. Dar geras pusvalandukas. Atvežė mane pilotas iki čia. Labai super. Ir iki namų užtuka 100 km. Tai va. O mašinos, nori produciukas mašinos. O mašinos tokios. Tai va, toks tas Kaškajus. Lipsim pas save į fūrą, išsikraut daikčiukus. Pasidžiaugiam aštunkė. Labai super. Labai gerai pasitarnavo iš tikrųjų. Važiuoju labai smagiai. Ir blemba. Sunku bus įlipti pas save. Nieko. Ateis nauja, bus irgi aštunkė. Einu krautis daiktus, nes žinokit, iki namų yra štuka 60 km. Tai dar noriu sustoti vis tiek į dušą nueit ir vienu žodžiu noriu greičiau grįžti namo. Dar reikės sustoti kažkur pamiegoti, nes esu nuo vakaro nemegojęs. Tai va, gerai, hebrytės skubu, kraunos, deduos ir lėksiu.